Labas, mielos damas, labas mūsų žiūrovai, sekėjai ir visi kiti. Šiandieną susirinkom paklausyti mūsų parfumerijos imperatorės ponios Danutės apie kvepalus. Jinai šiandieną sakė, turi kažkokią intrigą, nes gavo naują siuntinuką ir manau, kad jinai viską apie tą siuntinuką papasakos ir ne tik. Su parfumerijos imperatoriai yra suteikiamas žodis, prašom. Labas visiems, aš kaip visą laiką. Taip, šiandien gavau netikėtai Grimbėjaus siuntinuką, kurio labai laukiau, nes įsigijau. Grimbėjaus kvepalų papkę. Parodys, kaip jinai atrodo. Jinai yra be mėginukų, tuščia. Aišku, su Grimbėjaus inicialais, tais, kurie mūsų kvepalai yra, pasižymi. Čia EDR, AC, neatsimenu dabar. Enjoy and care. Jo, tai mano siuntiniai dar buvo patys mylimiausi mano tualetinis vanduo. 85? Taip, tai yra pavasario kvapas. Aš juos turiu, aš juos labai myliu. Aišku, ką galiu pasakyti apie tualetinį vandenį? Kaip ir visą laiką sakiau savo video, kvepalai yra kvepalai, tualetinis vanduo yra tualetinis vanduo. Dabar pas mus ir atsirado naujovė sausi kvepalai, jie vėl dar kita rūšis. Todėl, kad sausi kvepalai irgi neturi šleifo ir negali turėti šleifo. Todėl, kad jie tik tai mums duoda tą kvapą. Tualetinis vanduo, galiu pasakyti, pasikvėpinus, juo, 3 valandas galima atstovėti, kaip sako. Šleifas truputį bus. Jeigu bus aštresnis kvapas, bus ir šleifas. Jeigu jis yra pavasariškas, kaip pas mane čia 85 pats mylimiausias, tai jis bus švelnus labai. Bet kaip tualetinio vandenio ir jo kaina prieinama, tai tu ten gali eiti rankinukai, įsitraukiai, pasikvėpinai ir vėl varai į trasą. Tarp kitko, šitą 85 numerį galima maišyti su 319 kvepalais. Man atrodo, 319 užsisakiau. Tai juos galima kartu maišyti ir išgauti naują kvapą. Tai 319 yra unisex kvepalai su 20% eterinio aliejaus ir tualetinis vanduo. Ir juos galima būtų vienu pasikvėpinai, kitu pasikvėpinai ir išgauni naują kvapą. Tokį paaštrintą, stipresnį kvapą. Kas yra dar? Kvepalus Grimbėjaus reikia kvepintis visiškai kitaip negu mūsų originalius kvepalus. Aš jau Jūratę ne vieną kartą šnekėjau, kad mūsų kvepalai yra ekologiški ir būtent tinka, kas turi žmonės alergiją. Jie nekenkia. Tai mūsų paskui, ką aš dar gavau? Dar gavau 318. Net nežinau, kas per kvapas. Reikės pabandyti. Uniseksas irgi 318. Taip, 318 irgi uniseksas. Nežinau, bet jis yra vienas iš favoritų, o šitas 319 tai yra kleopatrinis. Ką noriu priminti, kaip mūsų Grimbėjaus? Kleopatrinis? Tačiau galima apie tai kleopatrinis. Kleopatrinis, tai yra vakarui daugiau skirtas arba tokios moteris. Kaip afrodiziekas, jo. Kur sakiau, kur tokios moteris, kad verslo moteris, stipri verslo moteris jau gali kvepintis 319, nes jos paduos charakterį. Kaip mūsų kvepalus kvepintis, aš jau ne vieną kartą mokinau, bet dar sykį priminsiu, jeigu norite turėti šleifą, kvepalus kvepinam. Čia, persukam ratuku per galvą, tada kvepinam čia ir čia. Ir ant kelienų. Iš vidinės ar iš išorinės kelienų pusės? Iš išorinės kelienų pusės ir tada eina tas šleifas. Jeigu jūs norit dar didesnio šleifo, kad, pavyzdžiui, aš išėjus į gatvę ir paskui mane lėktų kaimynas. Ir visi nuvirsta vyrai prie kojų. Tai tada pasikvėpinus namuose praeina 20 minučių ir dar sykį pereikit tą ritualą. Jeigu jūs norite, kad jūsų plaukai kiekvieną rytą, pavyzdžiui, kvepėtų, jūs papurškite ant savo plaukų šuko ar šepečių, kuom jūs šukuojatės ir sušukuokit galvą. Grimbėjaus kvepalai tam tinka. Su originaliais kvepalais to nedarykit. Čia ne originaliem kvepalam pritaikytas metodas. Kodėl šitas metodas yra pritaikytas Grimbėjui? Todėl, kad mūsų kvepalai yra ekologiški ir be spirito.
O Alkoholio jo. originalūs kvepalai turi spirito, jie yra stipresni ir jų taip žaisti, tai jau tada jau ten ir nugrius kaimynas, ne tik paskui žibėms. Bet aš žinai, kad biškai pertrauksiu, aš girdėjus esu, buvau ne vienam webinare apie originalius kvepalus, būtent originalius. Ten jau tos tokios parfumerės jau, kurios ten su stažais ir visa kita, kurios ten dirba belenkiek metų, irgi tie ritualai, kiekvienas kvepalas turi savo ritualą, bet TNS yra grinai uždrausta ant plaukų purkšti kvepalus. Kodėl? Taip. Žymiai greičiau užilsta plaukai, o jeigu plaukai yra silpnesni, jie iškrenta. Dėl ko? Todėl, kad ten didelis kiekis alkoholio. Taip. Pač jeigu karštyje, jeigu karštyje, arba kaip kiti gyvena šiltuose, arba kai kitos damos nuvažiuoja ten kokią Ispaniją, Graikiją, Turkiją ir taip ant plaukų ir grįžta, sako, atrodo, buvau su kepurė, o plaukai trupa. Va čia dėl to ir yra. Matai, kaip viską žinot. Gerai, toliau. Taip. O mūsų grimbėjus nemaišo. Yra dar vieni mūsų kvepalai, tie tokie riebaliniai, kaip jie. O tu užkrito. Tie mėlyni, kur aš turiu brangius. Nuklaut kažkaip tai vadina. Nuklaut, ar kaip jie ten vadinas. Bet labai įdomus ten kvepalai. Ten yra mažas buteliukas, neatsinešiau, aš juos turiu. 25 mg. Jie yra kaip serumo formulės. Juos irgi kai kremų tepiesi, bet vienas dalykas man su jais labai buvo įdomu, kaip aš juos analizavau, kaip aš vis tau sakau, niekaip nepagaunu, kad man jisai suteiktų šleipo kvapą. O pasirodo, gali ant rankų jo papuršto serumo ir įtrinti plaukus, va taip va. Va tada visai kitaip kvapas pasijaučia. Bet ir žinoti, žmogau, kad su mūsų kvepalais galima šitą pažaisti. O vat su originaliais kvepalais šito daryti negalima. Raudonas ženkliukas. Nedarykit klaidos, nes tie kvepalai originalas netinka šitokiem ritualam, kaip Grimbėjaus ritualas. Tai va, tiek apie kvepalus. Aišku, ir mėginėlių gavau. Nežinau, kokius aš jau užsisakinėjau. Dabar tu mane... Apačioje turi būti užrašyta ant butelių. Jo, 307. Aš kažką iš pardavimų. Ir 315. Net nežinau, kas per kvapas. Bet mes toj pauosysim ir žinosim. Va. Aha, labai sunkiai atsidaro. Aha, 315 labai įdomus, aštrus, biskį tempia į medieną. Nu, čia tokiom moterim seksi, daugiau tiktų, jo pavilioti vyrui. O 307, nu, to pasižiūrėsime ir išnarklinėsime ir anuos kvepalus. O, vaikyti, o čia jau ponė važiuojam į restoraną. Va čia jau yra, kur kas solidesnis. 307 čia tokio moterim, kur važiuojam į restoraną. Važiuojam į restoraną, sėdim, medituojam, mes esam virš visko. Dabar platą, nejuokik. Va šito tai nežinau kvapo, žinok. Man atrodo, ir mėginuko neturiu. Bet mes to pasižiūrėsime, čia jau draskysim, išplėšysim ir žinosim. Draskysim. Tai aišku, kam kvepalai? Pas mane pilnos lentynos kvepalų vyras sakė, gal man įsikraustyt? Gali, sakau. Kažkur tai. Man vietos mažai, sakau jau. Man mėgame pasidarė mažai vietos. Taip. Nu, va. Tamsus kvepalas, tai bus aštrus iš karto. Jeigu šviesesni kvepalai, jie yra švelnus. O koks čia numeriukas? 318. Čia ne uniseksas, ne. Uniseksas. Čia labai saldus. Į restoraną nevažiuojam, važiuojam į pajūrį. Gyvė sako, penai varom į Nidą. Nu, čia į restoraną nelabai tinka, čia yra saldesnis kvapas. Nu, su šitų kvapų gal ofise daugiau pasėdėčiau. Kokiam. Nu, ir į miestą išaučiau, nu, gal ir išsivežčiau į kelionę. Bet, galiu pasakyti, paliekant į šleifą. Tai vadinasi, kad jis yra ir saldus, jis yra stiprus. Nes yra, kur švelnus kvepalai, nepaliekant iš šleifo, tai tada jų reikia daugiau purkšti, o kur aš tau papasakojau, pameni, kur yra, kad palieka šleifą, jie aštrus yra. Aštrus kvepalai palieka visą laiką šleifą. Tai va, matot, kiek kvepalų apsikrovė babulka. A tai visas savo siuntinys jau? Aš žinau, daug, aš taigi sakiau, Ne, aš tik tai klausiu. Jo, 2 kvepalus, tualetinį vandenį, aš be jo gyventi negaliu. Ir ta papkė, būtent man ta papkė buvo einamiausias dalykas, nes pas mane mėginėlių krūvos be papkių gyvena. Jo, truputį tokia kaip didelė piniginė. Bet gal ir gerai, dabar žiūrėk,
Danute, gal ir gerai. Žiūrėk, jeigu būtų didelis, kaip būna kitų kompanijų, tie čemodanai, koks ten buvo čioganas, iš kokio tu ten buvai tą čemodaną įsigijęs. Nesvarbu. Va, Jo, tai čioganas. nepatogu. O šitą pavyzdžiui, eini į svečius ir rankinuką, kaip piniginę įsimetį, atėjo draugės, ne, irgi į svečius. O čia gal, žinok, dėl to toks ir padarytas. Taip, arba kur nors, kad ir į tą pačią kažkur kitą miestą važiuoja, tam pat giminių, vėlgi, nedėsi iki to didelio čemodaną, čia įsimetė šalia piniginės ir va, gali jau giminėm, draugam, pažįstamėm, artimiem siūlyti šitą patį. 60 mėginukų. O, labai gerai, kad pasakėjai. Jo, užsirašyk. Tai nėra taip mažai. Tai Nemažai. normali ta pakė, kaip aš sakyčiau. Nemažai, žinok, turbūt mūsų kvepalų biskį daugiau yra. Nežinau, O dabar, žinok, tu man net pasakai, aš turiu susirašęs bendrai, reiks paskaičiuoti. Žiūrėk, dabar Danutė ir Vida. Aš šiandieną taip va pasiklausiau Vidos ir Danutės. Matau, kad mes visos esam kažkaip tai vienoj valtyje, bet su skirtingais poreikiais.